Sveiki, praeitą savaitę įkėliau savo paskutinį video ir žiūriu, kad tai jau 99 mano sukurtas video. Vos nuo kėdės nenuvirtau, pamatęs tą skaičių. Tai manau, kad tai puikiai proga tą 100 video padaryti kiek kitokį nei įprastai. Aš papasakosiu, kodėlgi aš sukūriau tos 100 video, kodėl pas mane jau yra beveik 3000 subscriberių ir kodėl jūs turbūt nei vienas nežinot mano vardo iki šiol. Taigi sveiki visi dar kartą, mano vardas yra Gediminas, o trumpiau Gedas, turbūt taip dažniau mane vadina. Tai šitą kanalą aš sukūriau turbūt iš smalsumo ir dėl to, kad mano pagrindinis darbas yra video gamyba. Tai pirmą video aš įkėliau prieš 6 turbūt metus ir padariau tai dėl to, kad man darbe galbūt daugiau užklausų vis ateidavo, kad padaryti klipo YouTube ir panašiai, tas YouTube'as tik įsibėgėjo tada. Ir man pačiam buvo įdomu praeiti visą tą procesą, kaip vartotojai, kaip ten kas veikia, ką reikia daryti ir panašiai. Tai taip atsirado mano pirmas video, kur aš iš vis nieko nekalbėjau, tiesiog, beje, aišku, aš nusprendžiau filmuoti žvejybą, nes tai buvo mano jau toks įsibėgėjęs hobis ir kažkaip natūraliai. Aš jau ir tada imdavau kamerą į valtį, kad pasifilmuoti, kad savo pasilikti prisiminimams medžiagos ar po žvejybos peržiūrėti, tai natūraliai gavosi, kad žvejybą aš ir filmavau. Tai kaip sakiau, nieko aš ten nešnekėjau, aš toks esu intravertas, tai man apskritai sunku prieš kamerą šnekėti, tai tik tai turbūt ant 5 video kokį vieną kitą žodį pasakiau. Tai va taip ir gavosi, kad vieną kitą video aš į YouTube įkėliau, pasižiūrėjau, kaip tai viskas veikia. Ir netikėtai pradėjo atsirasti kažkiek tai subscriberių, pradėjo atsirasti kažkiek tai peržiūrų. Tai toksai ten yra kaip žaidimas, užkabina tave, tau įdomu, tau patinka, kad kažkas tave žiūri. Tai turbūt dėl to pradėjau kelti vis daugiau to turinio, plus išėjau iš savo nuolatinės darbovietės ir nusprendžiau dirbti savo. Tai, kaip sakiau, gaminu video. Dar turiu keletą projektų tame tarpe ir žvejybos marškinėlius paleidau iškart tada, kai išėjau iš pagrindinės darbovietės, nes visų pirma pats norėjau nusipirkti žvejybos marškinėlius ir tuo metu Lietuvoje nelabai buvo variantų arba buvo labai brangus. O mano darbas susijęs su produktų kūrimu, su reklama, su dizainu, tai kažkaip natūraliai aš tos marškinėlius pasidariau savo ir draugams ir pasidariau pakankamai, taip gavosi, kad profesionaliai ir gerai gavosi ir kaina iš tikrųjų neblogą padariau ir nusprendžiau, kad kodėl nepradėjus jais prekiauti. Tai su interneto projektais irgi šiek tiek turiu reikalų, tai sukūriau svetainę ir iki šiol mano marškinėlius galite įsigyti. Rainman, jie vadinasi Rainman, kaip ir mano kanalas, nežinau, čia kažkokios aiškios istorijos tam pavadinime nėra, tiesiog toksai su lietum, su gamta galbūt susijęs, gerai įsimenamas, tai taip ir gavosi, kad ir kanalas, ir marškinėliai mano vadinasi Rainman. Taigi taip tų keletą video atsirado, kaip sakiau, biškutį užkabino, pačiam įdomu buvo ir aišku buvo faina, kad tie video lieka man kaip prisiminimas, kaip dienoraštis toksai. Po truputį tų video vis daugėjo ir pas mane laiko laisvo, kadangi aš išėjau iš nuolatinio darbo, turėjau vis tarpus tokius laisvus, kur galėjau tam skirti laiko. Na ir aišku žvejojau ir visada aišku kamera pas mane buvo laive. Tai taip tas kanalas įsirutuliojo iki šios dienos ir dėl to iki šios dienos aš jokio intro kažkokio prisistatymą apie save nedariau, nes visą tai nelabai rimtai pradžioje buvo. Dabar irgi nepasakyčiau, kad rimta, nėra taip, kad šitas kanalas man duotų pelno, bet kaip ir kelias nueitas nemažas ir kaip ir jau yra tų sekėjų, kurie žiūri mano kanalą turbūt nuolatos. Tai aš neplanuoju sustoti, kaip tik prisistatau jums ir manau, kad mano kanale video vis daugės, tikiuosi kokybė gerės, planuoju skirti tam daugiau laiko, jeigu viskas bus gerai. Aišku, skiriamas laikas priklauso ir nuo jūsų, ar jūs žiūrėsit, ar jums įdomu bus. Kaip minėjau, kanale jau beveik 3000 subscriberių, tikiuosi šiemet galbūt šitą skaičių pasieksiu. Tai kaip ir tai nėra įspūdingas kažkoksai skaičius, bet
tai nėra ir mažai, tai manau, kad pats laikas pasidžiaugti, kad tiek yra jau pasiekta ir tikiuosi, kai bus 3000 subscriberių, padarysiu kažkokį žaidimėlį, galbūt prizų savo prenumeruotojams suorganizuosiu. O jum visiems ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad komentuojate, prenumeratos apskritai tai yra stimulas tobulėti, tai kaip ir toksai pagrindinis variklis youtuberiams yra. Tai va, tokia trumpai yra istorija apie mane. Beje, Patreono susikūriau ne per seniausiai, jeigu norit prisijungti, čia irgi rasit ir tokio kaip ir papildomo turinio, tik tai Patreonams skirto ir tuo pačiu palaikyti galite kanalą su šia priemonė. Tai turbūt tiek, rudeninė žvejyba įsibėgėja, video tęsim toliau. Tikiuosi ir povandeninių video jums daugiau padarysiu ir kelionių galbūt, išvykų ilgesnių. Tikrai galvosiu, kaip sudominti jūs, parodyti įdomų turinį ir tikiuosi, kad šitas kanalas didės ir smagiai bendrausim. Šiandien tiek, iki kitų kartų.